Ai, yra reitingas, ne? Ai, čia prie kavytės kokį saldainiuką būtų gerai. Nomedos saldainis. Tai aš dabar jo čia nevalgysiu, nes rytas ir aš truputėlį ant dietos esu. Klasika. Paragausiu, nes žinau, kad keitė skoniai. Aš nebuvau labai didelis fanas. Ar nelabai pasikeitė? Nomedos saldainius aš iki šiol labai mėgstu. Ir šitą, pavyzdžiui, žino mano merginos mama Mažeikiuose, tai kai aš atvažiuoju į Mažeikius, visą laiką būna pilnas dubuo nomedų pripirktas. Yra mano buvus kolegų žiauriai mėgstu nomedų, kur nueinam į darbą. Sako, nori šokolduką, ir ten yra visi pasaulio šokoldukai ir jis nomedų išsirinka. Dar Mažeikiuose yra ten kažkoks, toks, žinot, kaip turgelis, kaip šitos nomedos, aš nežinau iš kur jų ten priimportuoja, bet jų ten labai daug yra labai pigiai, tai va dėl to jų man užperka. Tai. Aš dėčiau į 8 gal, nes, tipo, nuvalgomas, bet aš neimu, nes vis laik namie būdavo 6 palaidį, tipo. 6 vietoj. Tai jeigu reikėtų rašyti šitą kažkur, tai aš tikrai 1 vietą tiesiog dėčiau iš karto. Šituos žinau. Meška šiaurėje. Meška šiaurėje, aš žinau, kad pasakysiu, kad man atrodo, aš niekada jo nesuvalgęs. Nelabai man iš tikrųjų. Žinau, kad su jais buvo kažkada skandalas, kad kirmelių daug buvo. Jeigu esu valgęs, tai man jis turbūt nepatiko, nes aš paskui kiek tik jį kažkur matydavau, tai aš niekada jo nevalgydavau, aš niekada jo neimdavau. Aš net nepasakyčiau net į kokią pusę yra jo skonis. Ai, nežinau, gal nepatinka man. Nu gerai, šitas į 9 tada imtų vietą. 8 vietą. Tai jis turbūt krenta į 10 vietą, nes aš žinau, kad nieko apie jį nežinau praktiškai. O, čia baru iš kalbam. Čia yra klasikų klasika. Ananasiniai saldainiai be ananasų. Aš kažkur čia buvau visai dar neseniai vestuvėse kažkokiose ir jisai buvo prie saldžių stalo, tiesiog buvo kažkoks irgi dubuo, būtent ananasų. Man labiau patiko, kai jie būdavo papiriniam papirėliu. Man tik tai gal kiek įdomi yra to ananaso priešistorė, ar tais laikais, ar čia yra tas pats ananasas, kuris buvo ir visais laikais, ir 52 ir kada, ir iš kur jūs jį tais laikais gavote. Tarkim, pabandykim jį įdėti tada į 3 vietą, jeigu nomedą įdėjome į 1. Nomedą į 1 įdėjome, ne? Šitą galim drąsiai įdėti kokią 2 vietą. Sakyčiau, 3 vietą. Bet tada suvalgius, jeigu davėt. Galit kitą duoti. O, va šitas tai eina 1 vietą, galiu iškart pasakyti. Fortuna. Šioje šventį persivalgiau žiauriai. Ta prasme, ten suvalgiau turbūt jų kokių 30 ar 40 ir O jeigu būdavo ananasiniai vaikų, tai šitas būdavo tėvų fortūna. Prie vaikų stalo ananasiniai šitie prie tėvų būdavo. Tai man neteko paragauti, nes aš neturiu vaikų. Na šitas su ananasu yra, kaip aš nežinau, čia iš tos pačios gamyklos, bet nu ofigienti. 4 vietą duodu. Galim padėti kokią, 7 tarkim vietą, jo, bandom 7. Šiaip turbūt nusipelno aukštesnio įvertinimo, bet aš vertinu per savo patirtis, tai aš esu jo tiesiog žiauriai daug persivalgęs, bet persivalgiau dėl to, kad jis buvo labai skanus. Šiaip fun fact, pupa iš kitos pusės yra apup. Ai, pupa... Bet simnu, mama prie kavos. Aš žinodavau, kad čia yra suaugusiųjų saldainis prie kavos, ne man. Bet su kava irgi ne vaikam. Tai 7 gali rašyti. Pupą jaučiu dėčiau į 5, nes dabar pupa man yra labai geras saldumynas tiesiog prie kavos. Toks man su kava dalykai nėra, kad patiktų, tai 5 vietą dar yra, ne? Ne, 5 vietą. Kregždutė. Kregždutė, aš dabar bandau atsiminti kregždutės skonį. Jo, okei. Man toks, nežinau, vaška, atrodo, yra vaška paskanis. Nebuvau aš didelis jos mėgėjas, bet jinai irgi ant vaišių stalų, man atrodo, pakankamai populiariai kaip ananasas irgi ją būdavo galima surasti. Visi kažkaip valgydavo, mėgdavo kregždutę, bet man skonis neskanu, tiesiog tai 6 gali rašyti. Ar jinai verta 9, ar jau taip blogai, man nežinau, ką jūs dar turit, bet dėsiu kregždutę į 9, iš tikrųjų vietą, nepykit ant manęs. Jei dėtum knatą, tai dėktų 2 valandas tas salainis kaip žvakit.
7 vietą. Bet kregždutė bet kokiu atveju nusipelno irgi dar vieno garbingo paminėjimo už jos labai ikonišką dizainą, kurį matysi iš kito banketinės salės galo. O, šitas neblogas. Mano mama mėgdavo agonėlę ir jinai turėdavo visą laiką bairį, išsilupa jį, suvalgo ir sako, čia narkomanų saldainis. Nežinau, ką tai pasako apie ją. Naujanas šitie saldainiai. Bet nuo šito greitai apsala širdis. Galiu suvalgyti kokius 4-5 ir nebenori tada iš vis nieko. Konsistencija įdomi. Stiklų yra biška. Ir 4 galim, bet šitas man tikrai patiko visai. Tai šitą reikėtų kišti žemiau kregždės iš tikrųjų. A mes galim sukeisti vietom, ar ne? Ai, dabar jau ne. Tai tada šitą tikrai keliauja į 8. 9 vietą. O ne, griliažas. Taigi taip siaubingai yra griliažas. Aš nelabai tikiu, kad yra žmonių, kurie mėgsta šitos. Čia kaip bausmę nupirkdavo. Blogiau už griliažą yra tik, tuoj prisiminsiu, tas juodas. O dieve, tas juodas, kur... Ragauks dėl video. Niekad nesuprasi žmonių, kurie valgo griliažą savo laisvalaikiu. Kam reikia žvyro skaldą aplieti šokoladu ir paskui bandyti nuo tos žvyro skaldos nulaižyti tą šokoladą? 10 gali vietą. Gerai, kad 10 pasirinkau 10 vietą. Bet čia mano skonis jums gali būti skanu, jeigu jūs esate blogas žmogus. Šitas turėtų keliauti į 25 000 vietą, jeigu mes turėtume reitingą, bet keliauja į 6, nes aš nenumačiau. Va, tai turėjau blogą foresightą, atsiprašau. O kas čia? 8 ragaus, lyg paragau. Gal kažką praleidau. Pirmą kartą matau šį saldainį. Tu kaip gali saldainį pavadinu vėlionu. Laidojimo namų pavadinimus. Ne, nieko nepraleidau. Įdomus paskanis. Primenu pyragą, brownie biškį gal. Nu, jis turi keliauti 4, nes aš neįsivaizduoju, kas čia. Ei, 5, tu prasme. Tikiuosi, paskutinis bus geras, vertas pirmos vietos, nes šitam antrą reikia duoti. Galiu aš jį pasimparagauti? Gaidelis? Nebuvo tokių. Nebuvo tokių, kai aš vaikas buvau. Buvo gaidelis sausainiai, tik tais. Čia naujas, čia naujadaras, čia naujas dalykas, čia bus naujadaras. Šiaip neblogai, galim 3 rašyti. Jeigu jisai turi bent žiupsnelį gaidelio magijos, nes gaidelio sausainius aš aišku žiauriai mėgstu, tai man jisai turėtų patikti. Palauk, tai čia šokoladas turbūt bus, ar ne? Turbūt. Man šiaip viskas patinka, visas kolaboracijos, kur yra sausainis ir kažkas ten su Oreo, viskas kas yra. Ten ledai yra sausainių, tešulos skonio, tai šitas, sakyčiau, vertas pirmos vietos. Nežinau, dėkit jį į turbūt, kas ten 2 vietą dabar išėjai. Gaideliui padarysim išlygą ir tiesiog paragausim jį čia ir dabar. Kaip saldu.